Pasaulį nustebino žinia, kad supermodelis Gisele Bündchen laukiasi trečio vaiko. Gisele jau turi 2 vaikus ir būsimai mamytei šiuo metu yra 44 metai, dėl to pasaulis, aišku, yra labai nustebęs, kad ko jinai tokia sava gimdo, bet šis video ne apie tai. Gisele pasakė, kad savo trečiąją vaiką planuoja gimdyti namuose ir tai paskatino mane padaryti šį video. Gimdymas namuose, už prieš ir mano istorija, kuri nėra labai laiminga, dėl to jeigu jūs šiuo metu svarstot, jeigu jūs šiuo metu laukiatės ir svarstot ar gimdyti namie, ar gimdyti ligoninėj, o galbūt turit draugų, kurios planuoja gimdyti namuose, pažiūrėkit šį video ir pasidalinkit juo su draugėm. Visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome arba welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su Talku. Pradėsiu aš tikriausiai nuo savo istorijos. Kas nežino, aš turiu 2 vaikus, pas mane 2 nėštumai, 2 gimdymai, 2 absoliučiai skirtingos istorijos. Taigi, mano pirmas gimdymas buvo labai natūralus, viskas vyko pagal planą, visas nėštumas praėjo low risk, aš gyvenu ir gimdžiau abu vaikus Anglijoje. Low risk, tai skaitosi mamytė sveika, vaikas sveikas, jokių rizikų nėra, jokių ten cezario pjūvių nenusimato, bent jau planinių. Ir, žodžiu, viskas vyksta pagal planą, viskas vyksta kaip gamta sumastė. Ir mano pirmas gimdymas toks ir buvo. Vaikas buvo išnešiotas pilnai, gimdymas vyko ligoninėj. Šiaip iš tikrųjų Anglijoje jie ruošiasi gimdymui, su savo akušere sudaro gimdymo planą. Tu iš karto sudarai planą, nes iš tikrųjų geriausia viską aptarti prieš, kol tu jautiesi gerai ir nesi ligoninėj ir tau nevyksta jau gimdymas, viską aptarti geriau iš anksto, dėl to taip sudaromas gimdymo planas, yra tokie popieriai, aišku, tu gali taip procese keisti, tai nėra kažkokie tai set in stone, ne, jau viskas, negali nieko keisti. Užrašai tai yra tiesiog planas, kurio, sakykime, ligoninėje laikysis, jeigu viskas vyks pagal planą. Taip, žodžiu, aš planavau gimdyti pati, viskas turėjo vykti gerai ir viskas taip ir vyko. Mano pirmas gimdymas truko viskas kaip jie sakė by the book, ne, kažkur 16 valandų nuo pirmų sąrėmių iki pilno atsidarimo ir vaiko gimimo. Viskas įvyko labai gerai ir sklandžiai. Realiai aš galėjau pagimdyti jį namuose. Tiesiog toks dalykėlis, ne? Nors aš niekada nebuvau labai ten už tuos gimdymus namuose, man atrodo tiesiog, o kam, ligoninė yra viskam pritaikyta. Realiai aš net visą laiką susimastydavau, o paskui ką tu darai su tom visom patalynėm, ant kurių tu gimdai, su tom visom lovom, taigi viską reikia išmesti. Tiesiog, man taip atrodo, nežinau, man atrodo ligoninė viskas yra pritaikyta, viskas yra švaru ir šiaip ligoniniai, bent jau Anglijoje man labai patiko, palata yra didžiulė, tu turi viską, tu turi visą erdvę, kur tu gimdai, kur tu gali vaikščioti, kur tu gali sėdėti, ten yra vonia, kurioje, jeigu tu nori, tu gali joje gimdyti, jeigu tu, pavyzdžiui, esi už tokį gimdymą, jeigu ne, tai tu tiesiog gali joje sėdėti, porą kartų sėdėjau, nes tiesiog man atrodė, kad vandenukas truputį malšina skausmą. Visą šitą dieną naudojusi visom tom paslaugom, bet po gimdymo jūs perveda į bendrą palatą, žodžiu, kuri yra, jeigu jūs matėt, tarkim, amerikietiškus filmus, serialus apie daktarus, tai yra tokia bendra erdvė ir jūs tiesiog atskirti užuolaidom. Vadinasi, tu nieko nematai, iš tikrųjų viskas labai modernu, tavo ta lova, kušetė, ten su mygtukai, su visko, vaikas šalia, visą kitą, bet tu tiesiog jūsų ten gal 12 ar 10 vienam bokse ir jūs tiesiog atskirti užuolaidom, tai jūs galite primesti, tarkim, tai yra, tarkim, 10 mamyčių su 10 vaikų. Ir, tarkim, gimęs vaikas, tu ten esi su juo, tu esi, aišku, aptverta, bet tu viską girdi, tu girdėjai visą naktį, kaip verkia tie vaikai, tu girdėjai visus lankytojus, tu girdėjai visą tą šurmulį ir tu visą tą laiką su vaiku. Žodžiu, po gimdymo aš absoliučiai neišsimiegojau, man buvo labai bloga, aš buvau labai pavargus ir aš sakiau, kad aš noriu namo, nors jie man siūlė dar parą praleisti ligoninėje dėl to, kad, čia mano pirmas gimdymas, bet aš pasakiau, kad vis dėlto ne. Jeigu jokios būtinybės dėl sveikatos man nėra pasilikti, aš vis dėlto norėčiau nepasilikti ligoninėje, dėl to, kad aš jau buvau žiauriai pervargus, negalėjau net pamiegoti po gimdymo ir dėl to buvo nutarta, kad kadangi man sveikatos jokių problemų nėra, jie pasakė, gerai, tada praeisim visus tos privalomus patikrinimus vaiko ir mano ir jeigu viskas tvarkoja, iki vakaro jau galėsi važiuoti namo, kad nepasilikti dar vienai nakčiai ligoninėje. Tai bet realiai aš kaip susimasčiau, tarkim, viskas praėjo labai gerai, labai sklandžiai, praktiškai nereikėjo jokių ten daktarų pagalbos ir taip toliau, vadinasi, galima sakyti, pasisekė tiesiog, taip fiziologiškai viskas susiklostė. Kai jau buvo antras nėštumas, aš lygiai taip pat sudarinėjau planą su savo akušere ir akušerė jinai sakė, kaip buvo gimdymas, kaip pirmas gimdymas praėjo, nes mes sudarinėjom planą antram gimdymui.
Ir aš pasakiau, kad šiaip iš tikrųjų viskas gerai, aš buvau labai patenkinta, sakau, tik man labai nepatiko ligoninėj po gimdymo. Ir jinai taip, tai gal norėtum gimdyti namuose? Šiaip namuose labai populiaru, daug kas dabar gimdo namuose, labai patogu, labai komfortiška, labai visa kita, ir netokia buvo toks balsas buvo toks, miau, 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 miau. Tai va, tai jinai sakė, kad labai populiaru ir visa kita, bet aš kažkaip pasakiau, kad tipo ne, aš sakau, aš niekada to nesvarsčiau, man tiesiog atrodė visą laiką, kad, jeigu vėliau kažkas atsitiktų, man būtų geriau, ramiau pačiai žinoti, kad šalia yra specialistų komanda, kuri gali man bet kada padėti. Tai va, atėjo laikas mano antram gimdymui, turiu pabrėžti, kad mano antras nėštumas buvo lygiai toks pat, low risk, lygiai tokia pat buvo mano sveikata, lygiai taip pat viskas gerai buvo su vaiku, vaikas vystėsi gerai, viskas vyko labai gerai. Kai kurie namų gimdymo adaptoriai galėtų iš tikrųjų pasakyti, kad kodėlgi ir ne, pirmas nėštumas buvo toks pat, gimdymas praėjo labai gerai, tai galigi ir bandyti gimdyti namuose. Aš pasakiau, ne, tokios opcijos aš net nesvarstau, todėl gimdysim ligoninėje kaip ir turi būti. Viskas prasidėjo daugmaž panašiai, aš jau pajutau, kad atsiranda sąrėmiai ir aš žinojau, kad kai sąrėmiai dažnės, man reikės važiuoti į ligoninę. Kai aš atvažiavau į ligoninę, mane ten priėmė, viskas kaip tvarko, nes aš su savo tais popieriukais, su visais tais užrašais atvažiuoju, pasižiūriu, pas mane viskas tvarkoja, low risk, visa kita, ir paskui mane pradeda apžiūrėti ir jie suranda komplikaciją. Visų pirma, vaikas pakeitė poziciją į ten labai komplikuotą ir dar atsirado komplikacijos. Aš čia nesigilinsiu į tai, kokios būtent komplikacijos, dėl to, kad jos realiai šitai istorijai neturi įtakos. Bet aš turiu pasakyti tai, kad komplikacijos buvo tokios, kad man darė skubiai cezarių pjūvį ten ir dabar. Then and there, kaip sako anglai. Nes situacija pablogėjo taip greitai, aš taip greitai pradėjau jaustis blogai ir galvojau, kad tuoj tiesiog nualpsiu, kad man reikėjo ten pasirašyti dar sutikimus, kad aš sutinku cezarių pjūvį daryti. Tie specialistai, kurie man paduodavo tos popierius, jie kiekvieną kartą prieš man dedant parašą paklausdavo, koks mano vardas ir ar aš suprantu, kur aš esu. Ir aš sakydavau, taip, aš esu Viktorija, aš esu ligoninėje ir pasirašydavau, nes aš manau, aš jau jiems tuo metu atrodžiau kaip žmogus, kuris praranda ryšį su realybe. Ir situacija tikrai nebuvo labai gera, darė skubiai cezarių pjūvį. Ir aš turiu pasakyti tai, kad aplink mane buvo ten nežinau kiek tų daktarų, gal 20, nes buvo pradžioje vieni, paskui kiti, paskui ateidavo vienos akušerės, paskui kitos, paskui greitai ateidavo kažkoks ten kardiologas vaikų, paskui kažkas stebėjo. Žodžiu, ten tiesiog prasidėjo toks šurmulys aplink mane ir paskui, kai mes jau nuvažiavome į operacinę, man padarė epiduralinį, nes aš buvau sąmonė visą laiką, kai darė operaciją ir, žodžiu, aplink mane buvo tiesiog komanda, ten buvo kelios akušerės, kelios seselės, chirurgas, anesteziologas, dar kažkoks specialistas, tai eidavo, tai išeidavo, man atrodo, ten kažkas irgi stebėjo tos širdies rodiklius. Žodžiu, visa tai galėjo pasibaigti ne tai, kad blogai, tai galėjo pasibaigti tikra tragedija, jeigu aš tuo metu nebūčiau ligoninėj. Gerai, kad viskas pasibaigė gerai, vaikas buvo sveikas, ten pas mus kai kurie rodikliai šlubavo, bet tai gavosi, kadangi mes buvom ligoninėje, vėlgi tai gavosi labai greitai stabilizuoti, viskas buvo stabilizuota ir taip toliau. Taigi, labai dažni argumentai už, kad namie yra komfortas. Taip, namie yra komfortas, bet yra savo ir vaiko gyvybės rizika. Ligoninėje yra dažnos tos istorijos, kai moteris sako, kaip susiduria su nemandagumu iš medicininių darbuotojų, žodžiu, kaip ten tos visos akušerės ir daktarai grubiai ir nemandagiai bendrauja ir visa kita. Ir aš suprantu, kad taip mes, kai esam nėščios, laukiamės ir tai yra toks labai mums asmeniškai svarbus momentas, svarbiausias galbūt gyvenime, nes iš tikrųjų, tokį įvykį tu išgyveni labai mažai kartų gyvenime, tarkim, dažniausiai vis tiek, kiek tu turi vaikų, 1, 2. Tai yra tokie įvykiai, kuriuos tu tikrai išgyvenęs atsiminsi visą gyvenimą ir paskui atrodo tas žmogus, kuris tau buvo nemandagus, tau sugadina visus tos prisiminimus. Bet reikia suprasti, kad medicininis personalas vis dėlto visų pirma atlieka savo darbą ten ir jie turi įsitikinti, kad viskas yra tvarkoj, viskas yra tvarkoj su tavim, viskas yra tvarkoj su vaiku ir iš tikrųjų galbūt norėtųsi, kad žmonės būtų mandagesni ir malonesni, bet tai nėra jų pirminė pareiga. Jų pirminė pareiga ligoninėse vis dėlto yra pasirūpinti tuo, kad tu išgyventų, tavo vaikas išgyventų, nepadaryti jums žalos. Aš vis dėlto tai traktuočiau taip. Tu gali visą laiką tartis, galvoti, kokio ligoninėje tu gimdysi, koks daktaras, kuris akušeris ten priims tavo vaiką. Aš manau, kad
Šiais laikais yra daug labai pasirinkimų ir pasirinkimas gimdyti namuose, jisai turi būti vienas iš tiesiog paskutinių arba nebent, jeigu mes kalbam apie tuos garsenybės, blogerius, kurie pasakoja apie tai, kaip pas juos viskas praėjo gerai, tai visų pirma reikia nepamiršti, kad jie turi tikrai lėšų ir tikriausiai pas juos yra ir akušerio komanda namie tuo metu ir jeigu ką, galbūt netgi būdi greitoji mašina prie namų, kad jeigu vdrūk atsitiktų kažkokios komplikacijos, jie tiesiog atsidurs ligoninėje po 2 minučių. Ir netgi tas aspektas, kai moteris sako, kad, bet mano jau ne pirmas gimdymas, aš pirmą vaiką natūraliai pagimdžiau ligoninėje, tai tikriausiai jo antrą kaip nors pagimdysiu namuose natūraliai. Bet mano istorija, jinai nėra išimtinė. Kartais tavo 2 gimdymai tos pačios moters su tokia pat sveikata gali būti kardinaliai skirtingi ir tu net nežinai, kodėl taip atsitiko. Nes visas nėštumas vyko gerai ir viskas buvo lauris, bet atsitiko kaip atsitiko ir jeigu, pavyzdžiui, tuo metu mes nebūtumėm ligoniniai, labai didelė rizika, kad, pavyzdžiui, mano vaikas neišgyventų. Dar, aišku, labai daug yra garsenybių, kurios pasirenka gimdyti namuose ir užsienio celebričių ir blogerių kažkokių, bet mes turim suprasti, kad istorija ten blogerės, kuri pagimdė 4 vaikus ir visus pagimdė namuose, ji yra labiau vis dėlto išimtinė. Ir mes tiesiog apie ją labai gerai žinom, dėl to, kad ji yra viešas žmogus, kuri daug apie tai kalba, dėl to atrodo, kad, jinai 4 namuose pagimdė ir viskas tvarkoj. Bet mes pamirštam, kad tų istorijų, kai moteris arba vaikas neišgyveno to gimdymo namuose, tokių istorijų irgi yra nemažai, tiesiog apie jas nėra taip dažnai kalbama, nes tos moteris nėra blogerės arba tos moteris nėra celebričiai. Ir mes iš tikrųjų nežinom, kiek yra tų liūdnų istorijų, kai jau buvo per vėlu arba kai gimdė, bandė pagimdyti namuose ir suprato, kad nesigauna ir ten per parą nuvažiavo į ligoninę, o jau pasirodo, kad ten jau nėra ką gimdyti, ten jau per vėlu. Jeigu jūs svarstot šiuo metu gimdyti namuose ar gimdyti ligoniniai, aš negaliu, aišku, jums patart, kad būtinai reikia gimdyti ligoniniai, bet aš tiesiog iš savo patirties, aš niekam nerekomenduočiau gimdyti namuose. Ir jūs, jeigu šiuo metu priiminėjate tokį sprendimą arba pažįstate draugų, kurios priiminėja tokį sprendimą, pasidalinkit šitą istoriją dėl to, kad jūs niekada nežinot, kas gali nueiti ne taip. Ir aš rekomenduočiau vis dėlto šitoje situacijoje, tokioj ypatingoje situacijoje, gimdymas, vis dėlto pasirūpinti tuo, kad aplink jūs būtų specialistų komanda, kuri jums galėtų padėti, kad ir kas nutiktų. Ir dar vienas iš tų tokių labai dažnų argumentų, kad sako, anksčiau moteris gimdydavo namuose ir viskas būdavo tvarkoje ir iš viso ten pagimdydavo ir grįždavo iškart prie darbų. Taip, bet lygiai taip pat daug naujagimių neišgyvendavo, daug moterų mirdavo nuo visokių infekcijų ir sepsio ir dėl to mes tik tai žinom tas istorijas, kai gyveno močiutė ir pagimdė 8 vaikus kaime ir viskas pas ją buvo tvarkoje. Jinai kiekvieną pagimdė pati ir pagimdė namuose ir pagimdė 8 ir išgyveno ir gyveno iki 80 metų ir jai viskas buvo tvarkoje. Taip, bet mes turim suprasti, kad lygiai taip pat buvo tokių moterų tam pačiam kaime, kurios mirė gimdydamos pirmą savo vaiką arba pagimdė kelis ir iš jų keli neišgyveno, bet mes tų istorijų tiesiog mažiau pažįstam ir tiek. Dėl to tas argumentas, kad anksčiau gimdydavo ir viskas būdavo tvarkoje, visų pirma, anksčiau gimdydavo, nes nebuvo pasirinkimo gimdyti ligoniniai pas kiekvieną moterį, dėl to joms tekdavo gimdyti namuose. Čia yra kitas dalykas. Ir tas dalykas, kad joms visoms viskas buvo tvarkoj, joms nebuvo visom viskas tvarkoj. Ir tai reikia irgi turėti omeny, kad tai niekada nebuvo toks labai lengvas dalykas. Labai daug moterų mirdavo po gimdymo, labai daug vaikučių naujagimių neišgyvendavo. Taigi, jeigu jūs šiuo metu laukitės jums sėkmės, jeigu jūs planuojat gimdyti namuose, irgi sėkmės, bet aš nepatarčiau gimdyti namuose arba patarčiau labai gerai pasitarti su visais įmanomais specialistais ir priimti šitą sprendimą kaip patį svarbiausią sprendimą savo gyvenime. Ačiū visiems, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, tai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galit pažiūrėti šitos video. Ačiū už dėmesį, visiems bye!